Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Jau beveik 3 mėnesiai, kaip Alytaus miestą valdo naujai išrinkta valdžia, tačiau daugeliu įdomu, ką šiuo metu veikia praėjusios kadencijos politinis elitas. Dalis jų jau rado darbus, tačiau yra ir tokių, kurie po aukštų pareigų darbo ieškosi biržoje. Štai buvusiam Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Janiui Laurinaičiui įstatymo numatyta tvarka skirta 2 mėnesių atlyginimo dydžio kompensacija ir 30% priedas. Kas mėnesį jo sąskaita papildo maždaug 900 eurų. Alytaus gidui Laurinaitis teigė, jog šiuo metu užsiregistravęs ir darbo ieškosi per biržą. Neseniai Janis Laurinaitis išrinktas Seniūnaičių Ulonų seniūnijoje, tačiau tai daugiau visuomeninė veikla. Darbą savivaldybei priklausančioje įstaigoje greitai rado ir tuo pačiu į skandalą pateko buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas. Buvęs administracijos vadovas pagal vietos savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymą 2 mėnesius gavo po beveik 1500 eurų. Tad skubėti įsidarbinti jam nebuvo prasmės. Tik pasibaigus šiam laikotarpiui, jam pasiūlytos sporto ir rekreacijos centro bazių ir inžinerinių sistemų vyriausiojo specialisto pareigos. Pagal galiojančią tvarką Kęstutis Ąžuolas negali metus dirbti savivaldybės įmonėse vadovaujančiose pareigose. Nors jo užimamos pareigos tvarkai neprieštarauja, tačiau tiriama, ar nebuvo susitarta dėl įdarbinimo sporto rūmuose, kol Kęstutis Ąžuolas dirbo administracijos direktoriumi, kuriam ir buvo pavaldus sporto ir rekreacijos centras. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą. Aukštų vicemerės pareigų neteko ir Nijolė Makštutienė. Pagal vietos savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymą jai skirta 3 mėnesių išeitinė kompensacija, kuri sudaro maždaug po 1000 eurų per mėnesį. Nijolė Makštutienė išrinkta į Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Šiuo metu darbo neturi, jau užsiregistravusi darbo biržoje. Kartu su vicemerė bedarbių gretas papildė ir buvęs Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas. Kol kas dar nepraėjo 3 mėnesiai, per kuriuos jam mokama po 1100 eurų. Redakcijos žiniomis tiek buvęs meras, tiek vicemerė šiuo metu atostogauja. Krasnickas su šeima Italijoje, Nijolė Makštutienė ilsisi Lietuvos pajūryje Nidoje. Praėjus beveik 3 mėnesiams po rinkimų galima teigti, jog dėl skandalingo įrašo vienaip ar kitaip nukentėjo visa Jurgio Krasnicko aplinka. Rinkėjai nepatikėjo pasiteisinimais ir buvusiems politikams ir administracijos vadovams buvo negailestingi. Nors Jurgis Krasnickas, Nijolė Makštutienė ir Kęstutis Ąžuolas pateko į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, tačiau daugumos surinkti jiems nepavyko, tad ir aukštus postus teko palikti. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.